Todėl, kad dvasios negali valgyti, tik tai mėgautis aromatu. Kai altorius baigtas, Marija de la Paz ir jos seserys kviečia tėvą sugrįžti namo. Tada išeinam iš namų, nors keletą žingsnių. Barstom jiems gėlių žiebatus, smilkalus ir šlakstom švestą vandenį. Tikime, kad susitinkame su jais. Jis buvo jūsų tėvas. Sveikinu labai gražu. Šią popietę svečiai bendrauja su šeima ir mėgaujasi plačiu krūvos vaišingumu. Daugelis žmonių mirtį laiko gyvenimo pabaigą. Tačiau meksikiečiams ji tarsi nubudimas geresnėme gyvenime. Apie mirtį kalbėti sunku, bet ji taip pat yra graži. Nes mes visi mirsim, kad ir kokie turtingi arba galingi būtume. Visi mirsim. Todėl turėtume būti pasiruošę priimti mirtį. Iš mirties į atgimimą. Šiandien Meksiko kovotojas pradės naują gyvenimą. Naujosios bevardžio tapatybės konkursas baigėsi. Gerbėjai atsiuntė tūkstančius pasiūlymų, o juos visus peržiūrėjo dizaineris José Felicianas. La mayoría fueron más niños, se veía por los dibujos. Dauguma atsiliepusųjų buvo vaikai. Tą galima nuspręsti iš piešinių ir juokingų vardų. Vienas vaikas pasiūlė jam pasivadinti kaukėtą sidabrinę dešrelę. Buvo ir kitų juokingų ir keistų vardų. Mes norim suvienyti jėgas su požemio dvasiomis, Avernu